Sveiki visi, su jumis aš Zita Vaskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną šiek tiek smulkiau pakalbėti norėsiu apie detalizaciją arba konsultacijos koncepciją, kuri vyksta, trunka valandą laiko ir ką jūs joje gaunate. Labai daug jūsų klausimų, labai daug tokių gal abejonių, ar aš gausiu svarbią informaciją ar nesvarbią. Tai šiandien noriu pakalbėti apie tai ir pasiremsiu tokiu vienu pavyzdžiu iš buvusios konsultacijos, kad jums būtų aiškiau. Tai visų pirma, kaip konceptualiai vyksta konsultacija. Man reikalinga jūsų data ir vardas, tą informaciją gavusi, aš pasiruošiu konsultacijai. Mes susisiekiam konsultacijai sutartų laiku online per video skambutį ir kalbam. Pirmiausiai aš praeinu visą jūsų programą. Tai yra, kokios jūsų užduotys, kokios karminės vietos tam, kad sužinoti, ko nereikia liesti ir kartoti, kokios jūsų kliūtis, kas slenka iš praeities, kokie bruožai, kuriuos reikia nugalėti, nes šiam gyvenime jie trukdo ir niekaip neleis išsipildyti scenarijui. Ir kokios jūsų visos užduotys ir kodo užduotys, ir planetos užduotys, ir socialinė užduotys, kurias jums reikia atlikti ir per kokią prizmę pasižiūrėti į visus gyvenimo pasirinkimus. Tai pirmiausia, aš praeinu žodžiu visą programą. To jums nereikia užsirašyti arba prisiminti, todėl kad jūs visą programos aprašą gaunat Word'e raštu. Ir antrame etape aš jau komentuoju brėžinį. Daug kartų dalinausi puslapyje tuo, kaip atrodo tas brėžinys. Tame brėžinyje yra matomos jūsų stiprios pusės, silpnos, komforto zonos rodikliai, kuriuos atradę jūs gyvenime profesijose jausitės komfortiškai, pašaukimai, talentai ir pati gyvenimo kreivė 7 pagrindiniuose etapuose. Kaip jūs žinot, mes turim 7 čakras ir kaip ir panašumo principų pagrindiniai etapai yra 7 žmogaus gyvenime, tai skaičiuojama kas 10 metų, tie 10 laiptai užduoda naują ciklą. Tai nuo 0 iki 79 mes matom visą jūsų judėjimo kryptį. Dažnas klausimas jūsų būna, tai jeigu aš sužinosiu, kad kažkas blogai, kaip mane tai paveiks, tai pagrindinis dalykas, kurį aš noriu jums pasakyti, kad pati koncepcija yra dieviškos, žmogiškos prigimties, kur nieko nėra nulemto, išskyrus situacijas. O tai, kaip žmogus pasirenka tose situacijose, nulemia jo kelią žemyn arba aukštyn. Ir jeigu mes matom, kad, tarkim, nuo 30 metų gyvenimo kreivė gali pradėti kristi, o šiandien jums ar ne 25, mes aiškiai matom, kokioje vietoje tas pasirinkimas. Kad pasirinkti reikia vadovaujantis savo programiniam užduotim, o ne joms prieštaraujant. Ir mes visus taškus sudedam ant į. Ir žinom, kaip išeiti iš kritimo, tiksliau nepatekti į kritimą, nes žmogus dieviškos prigimties, jis viską gali keisti pats. Poveikis tai ir yra situacijos, dar kažkas susidėlioja, bet sprendžia visada pats žmogus. Sprendžia teisingai arba klaidingai, sprendžia negatyvę arba pozityvę. Tai visą tai mes aptarėm. Dabar apie tą patį grafiką. Kuo remiantis tas grafikas yra sudaromas ir kodėl jį galima keisti. Žinoma, kad tai yra labai daug pastangų reikalaujantis dalykas, norint nulaužti grafiką. Todėl, kad jeigu kritime yra kažkas, tai reikia pastangų, kad pakeisti to kritimo vektorių. Tai visi suprantam, kad reikės dėti pastangas, bet kad tai ir yra jūsų užduotis. Ir jums ta situacija tik dėl to, kad jūs tą užduotį atliktumėte. Todėl, kad matrica mumis rūpinasi arba mus augina. Ir kai tai suvoki, yra labai paprasta. Pasakysiu jums pavyzdį iš vienos konsultacijos. Moteris buvo konsultacijai. Ir po kiek laiko dar kartą norėjo šiek tiek pasitarti apie tai ir mes susiskambinom ir dabar turiu prieš akis jos grafiką ir galiu pakomentuoti. Reiškia, branda pirmieji iki 14 metų pas ją į viršų. Toliau sekantis
jos etapas nuo 14 iki 26, vėl grafikas į viršų. Reiškia, žmogus, ten korekcijų jokių nereikia, jis kyla į viršų, viskas teisingai yra daroma ir jam lengva tai daryti. Toliau šeima, grafikas pradeda kristi. Ir reiškia, žmogus netinkamus pasirinkimus daro susijusius su šeima arba namais arba visam tam bendram kontekste. Ir toliau jau nuo 26 iki 34 jos grafikas krenta. O nuo 34, kada atsiranda darbo ir verslo momentas, žmogus matosi krenta į pelkę, iš kurios negali išlipti. Ir kaip tik šiame pelkės etape ta moteris ir paskambina pasikonsultuoti papildomai. Ir mes kalbam, moteris keičia profesiją, viską lyg daro labai gerai. Jos taškas matricoje yra grįžusi iš aukščiausio dažnio, 4 dažnio vibracijos zonos į 3 finansus, kur jai reikia uždirbti finansus, bet visos kodo sąsajos ir gyvenimiškos užduotys yra pačios palankiausios per užsienį. Ir mes kalbam ir pasirodo, jos vyras yra užsienyje, o ji yra Lietuvoje, nenori važiuoti. Nenori važiuoti todėl, kad lyg tai nori apsaugoti vaiką. Kai pradedam kalbėti, kada gimęs vaikas, pasirodo, jis gimęs kovo mėnesį. Iš karto mes matom, kad kovas yra perdėta apsauga, nereikia tiek saugoti. Pasižiūrim vaikelį, vaikelio kodas irgi yra 4 dažnio juosta, kuriam kuo daugiau patirčių, užsienio laisvės. Beje, vaikelio karminė vieta taip pat reikalauja santykio su tėvu. O kadangi mama nesiryžta į užsienį važiuoti ir vaikelis negauna to santykio su tėvu. Ir va tam visam kontekste viskas aišku, kad nieko nereikia ieškoti, reikia norėti būti su šeima, pabandyti išvažiuoti į užsienį, pasinaudoti galimybę, pradėti nuo to, kas svarbiausia ir tik po to ateis finansai ir laisvė. Nes viskas matricoje yra nuoseklumo principų. Jeigu žmogus grįžęs iš 4 dažnio į 3, reiškia grįžęs nesusitvarkė su laisvė, negalėjo būti laisvas, jis grįžo į finansus, jam reikia uždirbti. Uždirbti jam pasiseks, tik išvažiavus į užsienį, nes kodo užduotis užsienyje, ar ne? O ji nedrįsta, nesiryžta. Tai nežinau, kaip jūsų akimis tai atrodo. Ar jūs gaunate daug ar mažai? Ar tai kainuoja daug ar mažai? Spręskit jūs patys. Aš tik tai kartais degu noru pasidalinti, ant kiek tai yra svarbu ir ant kiek tai stipriai parodo mums kelius ir tokius paprastus dalykus, kurių mes kartais nesuvokiam arba nesuprantam jų reikšmės arba įtakos. Ir toj konsultacijai man viskas absoliučiai aišku. Žinoma, aš pasidalinu, bet sprendimą priims tas pats žmogus. Bet kai mes sudėliojam ir taip viskas aiškiai suskamba visam paveiksle, tai kiekviena maža dėlionė, turbūt ir tam žmogui būna lengviau pasirinkti tinkamai. Galbūt jam lengviau bus nugalėti baimę arba nugalėti baimę dėl vaikelio. Baimė neveda niekur. Tai norėjau pasidalinti tuo, kas yra ta konsultacija, ką ji mums duoda ir kad tas grafikas arba informacija, ji tik padėti gali jums. Grafikas, kaip jis išbraižomas, kokiu pagrindu. Jeigu mes matom visą jūsų kelią, praeitų gyvenimų, tarkim, klaida, ar ne? Karmos klaida, tarkim, gyvenimas už svetimus pinigus. Žinoma, šitame etape darbo srity pas jūs dažniausiai grafikas žemyn, nes priežasties pasiekmės principas veikia. Ir jeigu jūs ten tai darėt šiam gyvenime, jums bus sunku tą klaidą ištaisyti. Bet jeigu jūs ją ištaisysit, jeigu jūs teisingai viską suprasit, viskas bus į viršų. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir žinojimas visada lengvina kelią.